Šiais laikais mes gyvename begalinėme informacijos sraute. Apie dominančią temą mes galime sužinoti internete, paieškos sistemoje Google ar ChatGPT. Žmonės yra žingeidūs. Turėdami problemą, jie tikrai domisi, ieško tos informacijos, tariasi su draugais, artimaisiais ir netgi bando diagnozuoti savo problemą ir ieškoti sprendimo būdų. Tačiau svarbiausia su ta diagnostika neprašauti, nes pačiam žmogui įvertinti objektyviai savo situaciją yra sunku. Todėl reikalinga gydytojo ortodonto konsultacija. Ir ta konsultacija būtinai turi būti gyva. Nes atėję pas gydytoją, ortodontą, gydytojas įvertina žmogaus veidą, veido simetriją, įvertina minkštuosius audinius, sąnarių būklę, raumenų būklę. Taip pat įvertina intraoraliai, apžiūri burnoje, dantų susigrūdimą, sąkandį, supančių audinių būklę. Padaromos yra rentgenogramos bei modeliai dantų. Žmonės atėję į pirminę konsultaciją turi daug žinių ir lūkesčių ortodontinio gydymo atžvilgiu. Jie tikisi būtent gydytis tam tikrais aparatais, tikisi būtent konkrečios trukmės, bet deja dažnai juos reikia nuvilti. Ir pacientui tenka pasikliauti gydytojo žiniomis, kompetencija ir patirtimi. Gydymo planas sudaromas aptariant su pacientu visas gydymo galimybės. Kiekvienam žmogui gali būti ne vienas vienintelis gydymo planas. Tikrai yra įvairių opcijų. Galima žmogų gydyti tais pačiais breketais, toj pačioj situacijoje. Galima gydyti ir kapomis. Tačiau reikės galbūt papildomų biomechaninių elementų. Tai visą tai aptariame pirmos konsultacijos metu. Turiu išgirsti paciento lūkesčius, mes aptariame ir sudarome gydymo planą. Pagal tą gydymo planą susidėliojame daugmaž kiek reikės vizitų viso gydymo metu ir kokia bus trukmė. Tačiau, kaip minėjau, kartais atsitinka nenumatytų dalykų. Ir vizitų skaičius gali padažnėti ir gydymo trukmė gali prasitęsti. Kaip visada sakau pacientams, ortodontinis gydymas tai nėra maratonas, sprintas, kad mes darome tai kažkokiam tai laikui. Čia esminis dalykas yra gydymo rezultatas. Gydymas breketais yra interaktyvus. Vizitai yra daugmaž kas 6 savaitės ir mes, turėdami bendrą gydymo planą, mes turime tiesiog kiekvieno vizito metu reaguoti į esančią ištiesėjimo situaciją ir ją keisti pagal reikalingumą. Gydymas kapomis yra proaktyvus, kai visas gydymo planas yra sudaromas iš anksto. Mes turime dantų tiesėjimo seką ir normaliai, sakykime, 90% pacientų tai visa ir vyksta. Ortodontinis gydymas breketais tarsi atrodytų, kad nueina nuo podiumo šiai dienai, bet deja taip nėra. Aišku, iš paciento pusės vertinant, gydymas breketais tikrai yra sudėtingesnis, nes kasdienybė yra sudėtingesnė gydantis breketais. Tačiau žiūrint iš gydymo biomechaninės pusės, tai tikrai yra nuostabi sistema dantų tiesinimui ir kai kuriais atvejais tai yra vienintelis sprendimas. Gydymas kapomis tai tarsi atrodytų pats šiuolaikiškiausias metodas tiesinti dantis. Viskas gerai, aš asmeniškai esu labai didelė entuziastė šio gydymo metodo, tačiau kai kuriais atvejais to neužtenka, ar ne? Ir tiesinant kapomis mes turime įsijungti ir keletą breketų,
kad gydyti pacientą hibridiniu metodu. Įvairios kompanijos siūlo konsultacijas per nuotolį. Taip pat gydytojai odontologai gali pasiūlyti jums ištiesinti dantis su nuotoliu dirbančiu ortodontu. Ir netgi mes, nuskenavę kreivus dantis, jums galime parodyti galutinį šypsenos rezultatą iškart, sugeneruotą dirbtinio intelekto pagalba. Skamba viskas itin patraukliai, tačiau realybė yra tokia, kad ortodontinis gydymas yra ilgas, dinaminis procesas, kurio metu kartais nutinka nenumatytos situacijos. Pavyzdžiui, atsiranda tam tikra simptomatika, pradeda skaudėti sąnarį ir sprendimą gydytojui reikia priimti čia ir dabar. Ir aišku, visų pirma reikia, kad problemą pamatytų, o tam reikia patirties. Reikia ne tik techninių priemonių, kaip breketų ar dantis tiesinančių kapų. Reikia visų pirma žinių, reikia širdies, kad išgirsti paciento lūkesčius ir norus ir bendradarbiavimo. Gydytojo ir paciento santykis yra ypatingas, nes jis trunka ne vienus metus, o trunka dešimtmečius, todėl tikrai labai svarbu pacientui rasti gydytoją, su kuriuo sutaptų biolaukai.